Vėl Anastasijos. Lietuvos skilos tusa. Šiandien aš jums pasakysiu, kaip galima gan lengvokai tapti skilu tusa. Tai labai paprasta. Paprasčiausiai yra pasikvieti į kambarį karvę, bebrą, barsuką, kiškį, karvutę žaląją, žinot, tą žaloji, žalėjį žirgutį ir viskas. Įsijungi Counter Strike'ą, duodi jiems pažaisti, visi jūs žaidžiate gražiai ir smagiai ir tada prasideda įdomybės. Karvė žiūri, jos pieną padaro, o jūs lošiat susai, jos mato, tu džiaugiesi, kad karvės daro pieną, o tu skilini, hasa, bebra jau nežinau kastasi per tavo kambario grindis, į vonę, viskas, pabaiga, šeškai bezda, visi nepatenkinti, bet tu skilini, hasa, ateina laikas mėgo, tu vis tiek skilini, ir skilini. Ramiai. Tai buvo tik pusė pamokėlės, nepagalvokite, kad tai tik gali būti galas, galo nebus. Toliau, čia tik pusė skilo dalis, jūs jau pusiau skilas, bet tik tai pusiau, naujai pamokėlė. Nueinate į šūlę, per informatikos pamoką, nueinate, su cigaretė rankoj, traukiantis dūmą, gerintis alų, ir sakot informatikos mokytojui, aš atėjau skilinti šiandien į CS. Visiems duodate į snukį savo klasiokams, mergas išmetate pro langą ir viską. Skilinat, liepėt mokytojai, žiūrėkit kaip aš moku, aš skilas. Įsakykit, kad aš skilas, rašykit 10 už tai, kad aš Lietuvos skilas, Anastasijus. Arba koks ten būna, koks ten jūs, Nikas, gal koks ten jūsų Niklas, Nikas bus laptrozaujas ar fui, babyšis ten koks. Bet čia bus geras, nes jūs tokie geri Nikai. Ir skilinat, daug skilinat. Ir taip informatika mokyti. Jūs kietas, jūs skilas. Ir pabaigai, nueinate namo, įsijungite kompą, pradedat skilinti, pasivečiat mamą ir sakyk, žiūrėk, aš skilas. Ir taip jūsų mama jums sako, paima bisbulkį ir trenkia per kompą. Ir jūs nebeskilas. Viso gero. Ramiai. Bye.